Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Šiandien pakalbėsime apie laiko ženklus, kurių pastaruoju metu taip pat stebime nemažai. Ir vienas tokių, kurį jūs irgi stebėjote greičiausiai arba žinote bent jau, tai yra Eurovizija, ne? Eurovizijos renginys. Kažkada labai senai, kai tik kanalas startavo, buvau sukūręs tokį trumpą keliasdešimties minučių video filmą apie juodąsias mišias. Kaip tam tikri juodojo elito atstovai daro aukojimus tam vietiniam dievui, kurį aš taip vadinu, tą patį, kuris Kristų gundė dykumoje po to, kai jisai pasikrikštijo Jordano upėje. Tai kalba eina apie tą patį ir tokie renginiai kaip Eurovizija yra skirti kaip mišioms, tam, kad paaukoti kažką. Ir antras dalykas, irgi prieš daugelį metų, berods prieš 3 metus, tam pačiam video apie juodąsias mišias, kalbėjau, kad tai yra ideologinis propagandinis renginys. To ilgai laukti nereikėjo, nes vėlgi mūsų kultūroje, mūsų vakarų sistemoje dažnai yra sukuriami arba propaguojami tokie okultiniai renginiai, kaip antai vienas tokių Eurovizija, kur pritraukia dėmesį daug labai žmonių ir tuo pačiu pritraukia jų energiją. Tai aš galbūt seniau žiūrėdavau gal iš tokio, stebėtojo vaidmens. Tai dabar aš bandžiau įsijungti, nes čia artimieji žiūrėjo visą kitą, mane suėmė miegas ir aš galvoju, kaip galima žiūrėti tokį visiškai nuobodų renginį, nuobodybė didžiausia. Bet prisiversti reikėjo kažkaip tai sugebėti vėl į kritinį žvilgsnį viską pažiūrėti. Nieko naujo aš tenais netradau, viskas tas pats, juodosios mišios. Tik galbūt vėl reikėtų priminti vieną tokią detalę. Kokiu tikslu organizuojamos tos juodosios mišios. Ir man toptelė tokia mintis į galvą, kad ar nebus čia tokie dalykai, tas kaip tik renginys, kur televizijos organizuodavo jau nuo 70-mečio, iki tam tikro laiko, kol dar iki 90-ųjų tai buvo kaip ir nieko. Po to jau pradėjo išsigimti ir kadangi dėmesys didelės dalies populiacijos buvo nukreiptas į tą renginį, tai jį pradėjo išnaudoti kaip propagandai. Ir antras dalykas, aš manau, kad čia yra susijęs su tam tikrais žaidimais iš rytų. Aš įtariu, kad čia specialiai yra projektuojama tokie dalykai, kadangi jie yra maistas propagandistams, Rusijos Mordoro propagandistams, kadangi jie dabar gali pirštų rodyti ir sakyti, matot, jie visi iškrypę, jie visi sudonistai, tai ne veltui mes tokie geriečiai, mes dabar visą galim padaryti gerai. Tai aš tai įtariu, kad čia gali būti, nesakau 100%, bet tam tikrą dalimi toks tikslas prafinansuoti tokius dalykus, kad būtų kaip propagandinis resursas ir kad galima būtų pirštų rodyti, štai jie tokie. Bet atmetus šitą sąmokslo teoriją, kas pasakytų melagieną, sąmokslo teoriją, vis dėlto čia yra nemažai tam tikrų okultinių gairių, kurios, aš ne vieną kartą ir rašiau ir video apie tai buvau sukūręs. Trumpai turtai galbūt prisiminkime esmę. Dažniausiai čia yra visa tai, kas buvo parodyta, tai labai atitinka tam tikrų masoniškų ložių ritualus. Ir pavyzdys, dažnai ložėse naudojamas toks atributas kaip prancūzų mistiko Elifaso Lėvio dar XIX amžiaus pabaigoje sukurta graviūra Mendeso ožys. Katalikai, tikintieji tai vadina šėtonu.
Aš truputėlį būčiau atsargus su tokiais vertinimus, nors tam tikrą prasme tai tiesa. Tačiau reikėtų giliau pažvelgti, kad suvoks va šitą visą šitų vat, jėgų hipostazės, kaip jie pasireiškia. Reiškia. Tai pirmas dalykas, Mendės ožys, jisai turi savo šaknis anksčiau, tai yra gnostikų, tam tikrų gnostikų krypčių kosmogonijai naudojamas abrasaksas, abraksas, abramoksas, visai jisai vadinasi, tai gaidys su gyvatės kojomis. Atsiprašau. Ir antras dalykas, tai kitas jau čia dabar susijęs su pirmųjų krikščionių ikona, tai taip vadinamas Jeldavaotas, netikras dievas, jį vadina Samaeliu, Jahve, kuris vaizduojamas kaip liūto galva ir gyvatės kūnas. Tai va, tai čia yra tas pats, ta pati vibracija, dar ieškot panašumų galima rasti juos su Balu, Marduku ir taip toliau kitais Vidurinės Azijos ir Viduržemio jūros regiono dievais. Tai primityvios tautos visą laiką ieškodavo kažkokios tai ikonos, kažkokio tai stabo, kuris įkūnija Žemės matricą. Žemės matrica, į kurią įeina gamtos dėsniai, tam tikri metų ciklai, tam tikri dėsningumai, tam tikri žmonių santykių ypatumai. Ir antras momentas, tai tam tikrą dalimi tikra būtybė, kadangi tai yra egregoras. Egregoras, kuris sukurtas per ilgą laiką, jisai gyvas kaip padaras, tai yra kolektyvinės sąmonės forma ir jinai įkūnija žmonių projekciją, kad tai yra ta esybė, ta dvasinė esybė, kuri, na, sakykime, atspindi tą Žemės matricą, tą mašinų protą, kaip matricui kalbama. Kita alegorija to paties, reiškia. Tai va. Tai, bet tai kai kurie žmonės ir anksčiau, ir gnostikų sektose, ir neoplatonikų tikėjimo grupelėse įsivaizdavo šitą būtybę kaip jau kūrėją, ne kūrėją. Ir jį tiesiog tikrą dievą pastūmė į šoną, o tą kūrėją, žemišką, suvokiamą, logišką, apčiuopiamą kūrėją, kuri ir įkūnė Mendės ožys arba Jeldavaoto gyvatės kūnas, liūtas galva įvaizdis, arba abrasaksas, kai yra vaizduojamas gaidys su gyvatės kojomis ir dar ten aplink visko. Tai čia yra tas pats personažas. Kodėl jisai dabar vaizduojamas? Ir kas ten, kokie ypatumai tose ikonose reiškia? Ką mes galim bendro rasti tose ikonose? Tai pirmas dalykas, mes galim rasti genderizmo paneigimo principus. Tai yra visi tie dievai, pusdieviai, dievybės, kaip antai paminėjau, Jeldavaotas, Abrasaksas, Abraksas, Abramoksas, tas pats Mendės ožys, Balas, Mardukas, taip toliau. Galbūt kažkas su manim ginčysis, sakys, čia ne, čia tų žmonių, tų tautų dievas, kurie negali būti painiami su tais bibliniais arba parabibliniais personažais. Na, reikalas tame, kad dievus skolindavosi. Anksčiau tautos, gentis viena iš kitų tos dievus pasiskolindavo ir naudodavo, gal tik tai savais vardais pavadindavo. Ne čia esmė. Dabar grįžtam prie to bendrinių tokių požymių. Tai yra esybė, kurioje yra paneigtas genderizmas. Tai yra, kitaip tariant, tai yra esybė, dvasinė kultinė esybė, egregoras, kuriame nėra lyties. Ir ta būtybė yra be lyties. Arba turinti abiejų lyčių požymius. Atkreipkite dėmesį į Elifaso Levio graviūrą Mendės ožys. Tai matysime, kad tai yra ožys, kuris turi ir vyro, ir moters požymius viename. Atkreipkime dėmesį į graikų mitologiją tokį personažą kaip Fanetas. Ir ten vėlgi rasime įvairių požymių, kad tai yra kiaušinis, iš kiaušinio išsiritanti būtybė, kuri neturi iš pradžio jokių genderinių požymių. Kalbant apie
Abrasaksą, Abramaksą ir tos Jeldabotus, liūto galvą, gyvatės uodegą, tai irgi jie neturi lyties. Tai visus šitų mišių metu, juodųjų mišių metu, naudojamas toks personažas, kuris neturi lyties požymių. Tai yra, žmonės jį sufokusuoja savo dėmesį, maldą, galbūt aukojimus. Ir tada jų pačių viduje tas atsiliepia. Vadinasi, tai yra skatinimas paneigti savo lytiškumą, genderizmą, o kam to reikia, kodėl to reikia. Todėl čia vėlgi mes turėtume grįžti į Kabulą, į chaldėjų Kabulą, į Babiloną. Ir reiktų dar pridėti, kad tą gyvybės medį, Kabulos gyvybės medį, judėjų tradicija atsinešė į Babiloną, ten dar seniau tai buvo kultivuojama. Ir ten ir biblinėse tekstuose įvairių traktavimų kalbama apie pirminį spindulį, kuris vadinasi Ein Sof. Ein Sof, kuris yra spindulys, tiesiog Dievo mintis, spindulys, kuris neturi lyties. Ir kadangi tas pagal gnostikų tikėjimą, tas kopijuotojas Dievas, kaip čia vadinama, Abrasaksas arba Jeldabotas, Samaelis ir panašiai, jisai kopijuoja tą spindulį, jisai nukopijuoja tą spindulį iš kūrėjo ir jisai apsimeta pas kūrėjų. Bet jisai apsimetamas pas kūrėją, pas neturi jokių genderinių principų, tai yra paneigia lytiškumą. Kitaip tariant, adeptai, kurie meldžiasi arba nori pasiekti dvasinę ekstazę, turi atitikti tą įvaizdį, tai yra supanašėti su tuo, kam yra meldžiamasi. Lygiai taip pat, jeigu mes kreipsime dėmesį į zulų genties Afrikoje tradicijas, kur, tarkim, šamanas, jisai bando iššaukti lietų, tai jie šokia, kuris imituoja lietaus debesį. Ir panašiai. Tai dar jeigu iš šių dienų pavyzdžių galima būtų tokį palyginimą pateikti, tai tarkim psichologas, kuris nori suprasti paciento būseną, jisai turi sėdėti arba pabandyti elgtis taip, kad kaip ir elgėsi prie stalo tas jo pacientas. Tada jisai perima kvantiniais laukais tą būseną ir jisai supranta, ką išgyvena tas žmogus. Tada gali jam padėti. Tai kitaip tariant, supanašėjimas, ritualų metu imitavimas kažkokio tai reiškinio, tai yra supanašėjimas ir tas supanašėjimas leidžia, būti viename su tuo egregoru. O ką reiškia būti viename su tuo egregoru? Tai reiškia, kad būti toj, kaip čia, kvantiniai sriuboj, kaip Šoldrikas rašo, Rupertas Šoldrikas, britų biologas, tom morfogeniniam lauke, morfiniam rezonanse, su tuo, kam yra meldžiamasi. Jeigu kreipsi dėmesį į įvairias hinduizmo sektas, į naujasis religijas, New Age ir panašiai, tai vėlgi mes matysim labai daug tokių ikonų, kurios irgi vargu, ar ten galime jas įžvelgti lytiškumą kažkokį tai, bet tuo pačiu žmonės, kurie atlieka ritualus, jie stengiasi supanašėti. Ar tai kalbėdama mantras, ar maldas, ar šokius, ar taip toliau. Tai yra tas kūrimas egregoro, kuris, iš vienos pusės yra, iš kitos pusės mes, jeigu mes atliekam tas mišias arba dalyvavom, stebim, įsijautę juose, kaip tai vyko per Euroviziją, mes tampam to egregoro dalimi, tada tas egregoras persisunkia mūsuose, į mūsų eina ir per tai pateikia savo pasaulėžiūrę į mūsų vidų. Tai kitaip tariant, šitas ritualas skirtas tam, kad mes supanašėtume su tuo, vietiniu dievu, su tuo pirminiu spinduliu, kuris yra imituotas, netikras. Ir kodėl jie daro tą imitavimą netikro spindulio per tokius masoniškus ritualus arba per tokius renginius kaip Eurovizija? Todėl, kad jie nori gauti tą ekstazę. Jie gauna tą ekstazę ir tai yra malda ir iš to egregoro yra gaunama palaikymas. Egregoras savo ruožtų daug pasiima, jisai turi būti
jam turi būti aukojamas pirmiausia dėmesys, pinigai ir visai lojalumas. Iš kitos pusės jisai duoda ekstazę ir netgi, sakyčiau, pakankamai apčiuopiamus materialinius dalykus. Tai va, tai ką aš noriu pabrėžti, kad mes žiūrėdami tos renginius, būkime atsargus, ar kartais mes nedalyvavom tokiuose mišiuose, kur žmonės verčiama supanašėti su tuo netikru Dievu arba su tuos egregoriais, kurie sukurti dirbtinai ir natūraliai atsiradę tam, kad žmoniją galima būtų valdyti. Ir trečias momentas, kurį dar nebuvo akcentuotas, kam to reikia, kam reikia dabar neigti genderizmą, neigti lytį, supanašėti su tuo imituojančiu šviesos spinduliu arba pirmuoju spinduliu, nors tai yra, sakyčiau, pakankamai pavojingas dalykas, jeigu taip praktikuot. Kam to reikia? Reikia tam, kad kad tą egregorą stiprint. Tas egregoras iš dalies yra okultinė prasme. Jisai susietas jau su dirbtiniu intelektu, su kvantiniais kompiuteriais, kadangi kvantiniam kompiuteriui neužtenka duomenų, kurie yra visi Žemėje, skaitant žmonės, gamtą, tai toliau dėsnių, jiems reikia kažko daugiau. Ir yra išėjimai į antipasaulį, arba pasaulis ir antipasaulis yra viename. Tai va, todėl kad tam, kad pasiekti tą didesnį efektą, kad pasiekti didesnę galią ir naudojant ir skleidžiama ta tokia propaganda, kad mes turim būti progresyvūs ir priimti tą egregorą per tokias maldas kaip Eurovizija. Tai čia Eurovizija dar pusė bėdos. Dar yra kitų renginių. Dabar jau ir į Lietuvą yra atėjęs toksai paprotys degančio žmogaus festivalis. Dažniausiai degančio žmogaus festivalis rengiamas kur nors Kalifornijoje, Silicio slėnyje, ten sudeginama kokia nors statula. Ir tai irgi yra tam tikra prasme paaukojimas arba ritualios mišios tam egregoriui. Bet ir Lietuvoje tas ateina ir aš girdėjau, kad Lietuvoje tas irgi yra rengiama. Ir tai yra progresyvių, sakykime, žmonių, kurie užsiima IT technologijom, dirbtiniu intelektu, tokia pramoga. Ne kaip ir nekalta, kaip ir tokia, ne prie ko, tokia kaip ten pavartoja viduje alkoholį, dar tenai kažką parūko, ekstazė didžiulė, ten tą sudegina, tai vėlgi prie to paties. Tai va, tokie būtų pastebėjimai ir reikėtų kažkaip tai mokėti arba išmokti neutralių žvilgsnių į tai žiūrėti, tada pastebėsim tokius dalykus. Tai dar vienas momentas, kad daugelis žmonių jau tą pastebi ir aš būsiu vienas iš tų pranašų, kuris pasakys, kad tokie renginiai kaip Eurovizija artimiausiu metu gali net būti atšaukti apskritai, kadangi ten tapo jau ne tik tai juodosiomis mišelmis, bet ir tam tikrų sąskaitų suvedinėjimo aikštelė. Aš sakau, kad tai yra propaganda, ne veltui, todėl kad aš žinau ir turiu duomenų iš privačių pokalbių su kitoje šalyje, kaiminėje šalyje žmonėmis, kurie užsiima pop muziką, šiuolaikinę kultūrą. Ir vienas iš tų mano bičiulių yra buvęs komisijoje. Tai aš galiu jo žodžiu tik tai pertikti, kad prieš komisijos sprendimą yra nuleidžiama kamera rekomenduojama skirti didžiausią, mažiausią ir taip toliau balsus. Taip kad viskas yra valdoma, reguliuojama ir tai yra dar kartą propaganda, ideologija ir jau žmonės pradeda tai matyti, pradeda tai filtruoti ir tai ilgai tikrai netruks. Iš kitos pusės, aš taip ir galiu įtarti, nors tai galbūt sąmokslo teorija, kad o kam tai dar gali būti naudinga. Visą laiką priešas rodys, kad čia, matot, visi iškrypėliai. Dėl to mes turim ištaisyti tą iškrypusį pasaulį, jūs užkariauti, kad jūs būtumėt neiškrypę. Tai tokie dalykai.
Tai tam kartui tiek, ačiū Jums už dalyvavimą, už palaikymą, už Patreono, per Patreono palaikymą, nuorodos yra apačioj. Galbūt ne viską pavyksta laiku nufilmuoti ir išdėstyti tai, kas ateina į galvą įdomaus. Visgi pavasaris, gegužis, toks labai intensyvus metas, nes čia yra žemės ūkio reikalai ir visokie, tai kartais rečiau tenka išstot, bet kaip ten bebūtų, pabandysim bendrauti toliau, kaip išeina. Tai ačiū Jums dar kartą, iki kito karto ir nepamirškite būtinai pasižiūrėti, ar neišbraukė YouTube algoritmai jūsų iš prenumeratorių sąrašų. O jeigu išbraukė, atstatykit, o jeigu dar nesate prenumeratoriai, tai paspauskite mygtuką prenumeruoti. Tam kartui tiek, ačiū Jums, iki kito karto, mėly draugai.